Taigi, antroji daly suorganizavom perrašymą, pamokėlės daly, kaip sakant. Bet netgi ir perrašius bus turbūt ir prastesnių pažymių. Tai kaip surasti patį prasčiausią pažymį? Reikia įsidėmėti, reiškia, kurio eilutėje, tai yra kurio mokinio tai buvo pažymys ir už kurį kontrolinį. Taip, čia galima taip gudriai per kablelį išvardinti iš karto dvi reikšmes ir jas priskirti. Ir ką daryti? Reikia daryti perrinkimą iš eilės. O čia netgi matosi matrica mums čia. Iš eilės kiekvienoje eilutėje žiūrėti, tada to eilutėje visus pereiti elementus, kuris iš jų bus mažiausias. Na ir pabandom. For eil in range kas? Eilutės, tai yra mokinių skaičius. Čia eil bus dabar nebe visa eilutė, o realiai tik tais jos numeriai. Čia bus tie numeriai 0, 1, 2, 3, 4. Tuomet darom perrinkimą for stulpelis in range kontrolinių darbų skaičius. Reiškia, kiekvienoje eilutėje peržiūrėsim, kiek yra tų kontrolinių darbų. 0, 1, 2 bus numeracija. Ir tada tikrinsim, ar kartais rasim mažesnį skaičių. If matrica eilutė matricos stulpelis yra mažesnis už mūsų min_page, tuomet įsidėmim naują min_page, Ctrl+C, Ctrl+V ir taip pat įsidėmim tą minimalią eilutę ir minimalią stulpelį. Taip, ir čia parašom eilutę, stulpelis, numerius įsidėmim. Gerai. Ir paskui pačioj pabaigoj atspausdina. Nu, čia grąžinti tarsi nebūtina, būtų galima ir grąžinti Pythone, va taip pat gudriai iškart dvi reikšmes. Return, galime jas suskliausti. Return ir eilutė ir stulpelį grąžina. Ir jeigu kažkur reikėtų, galima būtų iškvečiant kokį nors, ką žinau. Gerai. Bet, nežinau, kaip sakant, gerai, blogas bus mokinio nesėkmė ir blogas kontrolinis, tai bus sužinomas blogiausias mokinio blogiausias kontrolinis arba kažkokio mokinio blogiausias kontrolinis. Iškėtus tą funkciją galim pažiūrėti, kas darysis. Taip, čia blogiausias kontrolinis buvo iš anksčiau rastas, bet nebūtinai jis bus ir kad kontrolinio vidurkis blogiausias, dar nereiškia, kad jame bus ir pats blogiausias pažymys gautas. Va. Taip, dabar einam į vidų, step into, ir jame iš eilės galėsim žiūrėti, kas darosi. Variables, taip. Visokių čia kintamųjų matom atsiras. Minimaliai eilutė, minimalus pažymys. Dar būtų faina kažkur matyti watches. Čia. Štai, susitvarkiau, kad būtų patogu. Čia rodo pasirinktus mūsų pačių išraiškas, kurias norim stebėti. Pavyzdžiui, eil. Kurie dabar eilutę žiūrime, viską išvardina. Arba tos eilutės ir tos stulpelio reikšmę konkrečią. Ir taip pat dar norėtume žinoti matricos pagal minimalę eilutę ir minimalų elementą reikšmę. Kol kas tokio iš vis nežino. Čia kažką netaip parašiau, minimalų stulpelį. Taip, kol kas čia taip jau sutapo, kad tos pačios čia reikšmės. Oi, duomenų tipas netaip svarbu dabar, svarbu pačios reikšmės. Ir kai mes eisim iš eilės, čia yra išorinis ciklas, čia yra vidinis ciklas, tai dabar vidinis ciklas kartosis
eilutė nesikeis, o stulpelis didės. Stulpelis 1 ir tikrina, ar šita išraiška, tai yra šita išraiška, yra kartais mažesnė už min_paž, už 9. Realiai dabar yra buvo šitoj vietoj, dabar atėjo šitą vietą. Ir tikrai taip, kad 7 mažiau už 9. Prieš tai buvo radę, kad 9 mažiau už 10. Jis dabar paima ir priskiria naują minimalų pažymį. Matom, čia atsiras vietoj 9, atsiras 7 ir taip pat įsidėmi naują minimalią eilutę ir minimalų stulpelį. 0, 0 buvo, o dabar bus 0, 1 pagal viską. Galime netgi čia, kad būtų patogiau, min eil, min st. Pasirašyti tokią porą iš karto. Taip. Nu ką, ir važiuojam dar kartą, kol baigsis visi stulpeliai iš tos eilutės. Ir dabar baigėsi, dar nesibaigė. Pasitikslinam, eilutė jau pirma. Jau baigėsi pirma eilutė, nulinė eilutė baigėsi, prasidėjo pirma. Ir jos elementai, matau, buvo 10, 10. Tai ifas nebuvo tenkinamas, o dabar bus 4. 4. Reiškia tenkinamas minimalus pažymys. Ir tada jisai vėl priskiria reikšmę minimalę ir įsidėmė jos koordinates, galima sakyti, stulpelio ir eilutės reikšmės ir vėl vaikšto. Galima padaryti dar vieną gudrybę. Pasidėti čia breakpointą, arba netgi čia. Ir jis, paleidus bėgti laisvai, visada sugrįž, kai baigsis viena kažkuri eilutė. Jam realiai dabar yra eilutė antra, tai yra šita. Kai jinai baigsis, sustos. Praėjo visą antrą eilutę. Dabar prasidės trečia eilutė. Tai yra šita. Bet jau mažiausiai, kaip matom, jis rado. Tai visiems, čia dabar nieko nevyks, bet aš parodau, kaip maždaug galima sekti pažingsniui. Čia tiesiog paleidai, vėl dirba. Vėl sustoja, kaip prabėga. Dabar prasidės šita eilutė. Galima žingsniuoti. Galima ir su tuo žingsniuoti nepriklausomai, nes tai nulėmė tik tais, jeigu pakeliui yra kokia nors funkcija, į kurios vidų galima įlysti. Taip, ir čia jis tikrina, eina tikrina. Jeigu atsibosta, galima iš funkcijos išeiti. Lauk. Atsibodo tas didžiausias feilas. Pabandysime. Visiems dar čia užstrigo vargšas. Jeigu nebūtų to breakpointo, pakeliui jis būtų tiesiog išėjęs lauk. Ir viskas baigėsi. Net nespėjau pamatyti, kam lygus šitie. Nes daugiau čia veiksmų kol kas nebuvo, tai programa ir baigėsi. Nu ir gerai. Bet esmė, kad ten matėt 4, jinai buvo suradus ir įsidėmėjus jo eilutę ir stulpelį. Galima atprintinti, pala. Negi neatprintino. Kažkokie keistuoliai. Didžiausias feilas. Nu, pabandau dar kartą, kažko čia gal nepadariau. Čia galim praleisti. Taip. Nu, ir tarkim, niekur mes neėjom į vidų. Sakom, tiesiog eik toliau. Dabar atspausdino prasčiausias pažymys yra iš čia. Eilutės stulpelis yra 2 ir 0. Gerai. O prasčiausias pažymys yra 3. Aš kažko nepastebėjau. Šito buvau pražiopsojęs. Nu va. O programa už mane gudresnė. Gerai. Dar viena užduotis. Papildyti matricą, reiškia šitokią, arba viršui galim pažiūrėti, dar vienu stulpeliu. Reiškia čia įterpti dar po vieną elementą visur. Tai gan paprasta. Pavogiam iš jos eilučių perrinkimą. Ir čia, aišku, reikės nespausdintas eilutės, bet kiekvienai eilutei mes čia gaunam kontrolinių darbų sąrašą. Štai šitą. Galim jį atsikomentuoti. Ir
pas mus iš karto paskui paima ir atspausdina tą matricą. Aš šį atspausdinimą perkelsiu. Na, galiu ir palikti. Eil, append. Taip lengvai neišdegs. Reikia pagal numeraciją, nes mums reikia tą pačią eilės tvarką paimti iš kontrolinio darbo elementus. Nu, tai ką darysi? Teks daryti in range, kiek yra mokinių skaičius. Taip, ir dabar mums reikia sakyti taip, matrica, arba taip, eilutė yra matricos pagal numerį paimam eilutę ir jai tada galim appendinti kontrolinio darbo paimtą elementą pagal eilės numerį taip pat. Tai bus kada eilnr. Čia gal tada dar geriausia pasakyti ne eilnr, bet mokinio nr. Nes vienur bus eilutės, kitur net neaišku, ar tai eilutė ar kažkas kita. Na štai, pagal mokinio numerį kiekvienai matricos eilutėj papildom jo kontroliniu darbu. Ir paskui atspausdina tą matricą. Aišku, reikia ją čia iškviečiam. Ir dar reikia žinot, ką čia priskirti, kada 3 vadinsis. Ten prieš tai kažkas buvo pradėta ir nebaigta, sustabdom ir paleidžiam. Taip. Dirbo. Pažiausias pažymys ten buvo rastas, o paskui dar buvo papildyta viskas naujų kontrolinių darbų. Ir tada naujam kontroliniui darbui vėl galime ieškoti visokių gerų dalykų. Tik reiktų per naują susirasti mokinių skaičių arba kontrolinių darbų skaičių, nes jisai pasikeitė dabar. Čia tada ir būna klasta su globaliais kintamaisiais, kad jeigu jų neprižiūri, gali jie paskui, mesgi naudodavom kontrolinių darbų skaičių nemažai vietų. Pavyzdžiui, čia ir panašiai. Nors galim surasti naują, blogiausią kontrolinį darbą naują, pavyzdžiui, norim surasti. Blogiausias KD, P, neatsimenu patanais, jis atspausdina pats ar ne. Blogiausias KD yra 3 ir jo vidurkis yra 7, tai pats paskutinis yra blogiausias. Nu, ką padarysi, visaip nutinka. Tai tiek, užteks, iki.